Yra, pavyzdžiui, leisdavo 30 metrų, tai čia turi būti tas pats. Aš dabar pademonstruosiu su guminuku, neišskiriant, tiesiog guminukas turi tą momentą, kad jeigu jisai yra su švinu, tai negalima jo iš karto, kaip sakant, aklai mesti vandenį, palikti ir daivyniojasi. Jį reikia atleidinėti po truputį, nes jeigu paleisite iš karto viską, tai jisai nueis į dugną. Be abejo, jis yra su švinu. Tai va, tai aš pademonstruosiu, parodysiu jums, kai naudojamas guminukas, bet aš nededu svarelio, kad per daug nebūtų čia didelių reikalų, bet kad principą jūs pamatysite. Ir taip. Tai va, tai žodžiu, išleidimas. Išleidimas tarp guminuko ir planerio turi būti atstumas toks pat, kaip anksčiau būdavo tarp masalo ir koto. Tai yra, tarkim, pavyzdžiui, 30 metrų. Tai va, aš dabar atleidžiu, užsinulinu skaitliuką ir atleidžiu. Pirmą masalą išleidinėjant galima pagazuoti, kad nereikėtų ilgai laukti, kad jisai išsitemptų. Aš pagazuoju ir išleidžiu 30 metrų, tai pas mane pėdomis tai 90 pėdų, bet aš netraktuoju tai kaip pėdom, tiesiog imu 90 vienetų, tai prasme 90 kai ateis, va 90 išsileidau, tai vadinasi 30 metrų, na, galima 120, aš kaip taisyklė 40-50 metrų išleidžiu, galima 120 padaryti. Dabar ką mes darysim, va išėjo 120 pėdų, tai yra 40 metrų, dabar aš sulėtinu, prisitraukiu, pasigaunu valą, meškerį aš taip va, į priekį palenkiau, pasigavau valą, kabinsiu planerį. Planeriai yra kairieji dešinieji. Į kokią pusę norima, kad eitų, ar į kairę, ar į dešinę nuo valties. Tarkim, jeigu žiūrima, kairys dešinys yra ta prasme, kad kai žiūrima į valties priekį, kaip aš dabar sėdžiu, tai man bus čia kairys, čia bus dešinys į tą pusę. Tai aš šiuo atveju dedu kairįjį, nes užleisiu šitą pusę, kad jūs matytumėt. Tai va, tai ką aš pirmiau darau, aš pirmiau segu segtuką, kuris man planerį laikys, kai jisai sugrįž, tai yra segu, aš pirmiausia užsegu jį, perveriu ir užsegu, o tada jau suspaudžiu valą šitoj padėty. Čia nesvarbu, pėda metras, 2 metrai, 3 metrai, koks atstumas. Esmė yra, kad jau 120 pėdų arba 40 metrų išleista, aš tada klipsuoju ir metu jį į vandenį. Va, metu jį į vandenį, tikiuosi matosi. Va, metu į vandenį ir dabar, jeigu tai būtų wobleris, aš galėčiau paleisti ir jisai tegul vyniojasi, nes jisai neskęstantis wobleris, tarkim. Bet kai yra guminukas ir, tarkim, jisai bus su svoriu, tai jeigu aš paleisiu, tai be abejo kris žemyn. Tai vat man šiuo atveju reikia dabar žaisti. Dabar aš užsiimsiu žaidimu, tai yra vėl pirmas masalas, tai aš pagazuoju, kad greičiau man visas išeitų tas reikalas. Aš po truputį jį, va tokiais pauzėm su tokiom, aš jį išleidinėju. Per stipriai negazuokit, nes gali klipsas iššauti ir vėl reikės sutraukti ir vėl išleidinėti. Tai va šiuo atveju aš lengvai, va taip su guminuku, žaisdamas, surite, aš bandau, kad planeris būtų ekrane, nežinau, tikiuosi gal matosi, bet jisai po biškį nueis į šoną. Tai va, aš dabar taip darau, išleidžiu, dabar išleidimas kaip jūs norite. Aš pastebėjau, kad, žodžiu, iki planerio nuo masalo mes išleidom 40 metrų, aš kaip taisyklė, jeigu yra vietos ir yra didelė ežerai, tai aš leidžiu dar 40-50 metrų. Tai yra viso išleidžiu apie iki 100 metrų bendrai, jeigu valo, kiek ima. Tai šiuo atveju 40 iki planerio ir tarkim dar 40 už planerio. Ta prasme, tarp planerio ir koto jau.
masalai. Jeigu, pavyzdžiui, dviese valtyje esate, tai laisvai galite leisti 4 kotus, 2 planerius į kiekvieną šoną ir po 2 kotus paskui valtį. Planeris gali būti naudojamas ne tik tai, tarkim, plačiam paskleidimui masalo, bet jeigu žvejojama su benzininiu varikliu ir žvejojama nedideliuose gyliuose, be abejo, benzininis variklis gąsdina žuvį. Tarkim, 2-3 metrai gilis. Tai planerį galima panaudoti kaip po priemonę nusiųsti masalą, tarkim, už 40 metrų nuo savęs prie kranto linijos, kur yra daug sekliau ir galbūt tikėtina, kad ten yra plėšrūnų. Tuo pat metu nebaidant jos tų plėšrūnų variklių. Tai yra, padarom tą sistemėlę, kaip čia darėm, tiesiog iš gylio ateinam link to kranto ir žiūrim planerį, stebim, bet mes be abejo turim žinoti, palei kranto liniją, turim būti praplaukę, kad žinot, koksai gylis maždaug tenais yra. Nes masalas, kuris užleistas paskui planerį, jisai nematomas jo darbas ir mes nežinom, ar jisai knisa dugną, ar rausia dugną, ar kabina žolės ar panašiai. Tai va, tai reikia iš tikrųjų žinoti, kiek masalas eina ir ką mes ten turime palei tą liniją, kur mes norėsime jį paleisti. Tai va, tai yra keletas tokių reikalų su planeriais ir vėjumi. Vėjas nėra labai geras draugas mums, kai mes norime gaudyti su planeriais, ypač šoninis. Kai yra iš priešakies arba iš galo, tai yra dar viskas tvarkoj, planeriai nueina gražiai į šonus, bet jeigu vėjas yra šoninis, iš karto yra bėdų. Aš laikau 4 planerius, bet ne dėl to, kad aš turiu, ta prasme, 4 planerius, bet ne dėl to, kad 4 kotus aš vieną žvejodamas leidžiu su planeriu. Jeigu būna šoniniai vėjai, tai planerį realiai techniškai galima normaliai užleisti tik tai į tą pusę, iš kurios pusės yra vėjas mums į valties bortą. Nes į kitą pusę valtį pastoviai vėjas užnešinėja į link planerio ir planeris niekaip neatitolsta nuo valties. O į tą pusę, iš kurios pusės yra vėjas, labai gerai valtį dar nutraukia nuo planerio, tai va šiuo atveju tada aš leidžiu 2 planerius į vieną pusę. Ar iš kairės vėjas, ar iš dešinės, tarkim, nesvarbu, tai aš tiesiog į tą pusę užleidžiu 2 planerius, todėl naudoju arba 2 kairius, arba 2 dešinius, tarkim. Tai va, tai yra rekomendacijos turėti po 2 tokius, 2 tokius. Tai va, kaip ir plonybės su planeriais yra tokios, bus klausimų, rašykit, tikrai galėsim padiskutuoti apie tas plonybės, čia ne bėda. Dabar jau žiūriu vis po truputį labiau temsta, galbūt susivėlinu su šito aiškinamąją medžiagą, bet vis vien. Manau, kad principas, žodžiu, svarbus dalykai yra maždaug apie metro pavadėlis. Virš pavadėlio turi būti tasai guminis burbuliukas kažkoks tai šaratukas, kuris yra kaip ir stopmazgis, tarkim, tai pavadinkim, planeriui ateinančiam, pritraukiamam planeriui prie mūsų. Ir kaip atrodo planeris ištraukiamas, va galim pažiūrėti, tarkim mes norim pakeisti arba pavyzdžiui matom, kad yra kibimas. Kai yra kibimas, mes ant planerio nematom, jisai nesidaužo, bet kas yra, kai gera žuvis užsėda ant planerio, planeris vietoj to, kad gražiai ėjęs šalia valties atitolės, jisai pradeda artėja į valties galą, nes žuvis priešinasi ir tas kampas nuo meškerės į planerį, jisai tiesėja, mažėja, ta prasme, tiesiasi tas atstumas ir galiausiai, jeigu nepastebėsit, pačio to kibimo nebėda, žuvis nenutrūksta, principe aš man niekada nepakirtinėjau ir niekada man, aišku, nenutrūko. Tai pastebėsit, kad planeris atsiduria vos ne gale valties. Tada tiesiog laikiklis neiššauna, čia ne bėda ir taip neturi būti, aš taip ir nedarau. Ypač kai yra stiprus vėjai, jeigu bandysim pagauti tą kampą, kada iššaus, tai jis gali iššauti ir užleidinėjant per stiprų vėją. Tai yra negerai. Tada aš tiesiog su monovalu padarau tokius, man iš vieno judesio pakirtimo tokio, pavadinkim, iššovė tas eklipsas, dabar planeris atsilaisvino ir aš jį traukiu. Čia nesvarbu, ar mes pakeitinėsim masalą, ar tarkim su žuvim. Tai viskas vyksta taip pat, ko gero ne vieną kartą video matėte, kaip ateina masalas, kaip ateina planeris pas mane į valtį. Tai dabar aš pabandysiu staigiai susukti.
Va, jisai, nežinau ar jau matosi, galbūt matosi, jisai iš toli ateina be jokio pasipriešinimo, ateina galinė dalimi į pirmin. Ir be abejo, kotas vis vien turi būti tvirtas. Ta prasme, kad aš manau, kad tiem planeriam kaip minimum 80 gramų skirtai kotai turi būti tai kaip minimum. Daugiau čia kaip jūsų reikalas. Man pakanka, va. Dabar, va, aš rodau kaip ateina, bandau įtaikyti kadrą. Va, planeris kabo ant to burbuliuko, o masalas yra žemiau. Va. Va. Kabo planeris ir kabo masalas. Viskas, manau, kad aišku, paprasta. Pasikartosiu, rašykit komentaruose prie šito video apie šitą žvejybą, nes čia šitas bus įtrauktas į šitą žvejybos, kaip sakant, tą filmuką. Bet čia ne bėda, mes padiskutuoti bet kuriuo atveju galime apie viską. Tai va, tai yra, taip atrodo sistemėlė, kuri, kaip sakant, pritaikyta planerio naudojimui. Iš ties aš manau, kad planeris yra efektingas reikalas, nes paskutiniu metu, tai yra ne vieni ir ne du metai, aš pastebiu tokią tendenciją, kad žuvis vis mažiau, vis rečiau kimba ant masalų tempiamų paskui valtį. Tai čia yra labai gera išeitis, kad tarkim apeiti jų tokį sugebėjimą gudrauti ir patiekti masalus toli 50-40 metrų nuo valties. Naudokite, žvejokite, rašykite atsiliepimus, gaunasi, nesigauna. Visada bus galima pašnekėti apie tai. Taigi tuo pačiu šiandienos tai yra, kaip sakant, ir aiškinamoji medžiaga, ir tuo pačiu šiandienos žvejyba baigėsi. Žvejokite, naudokite naujasias technologijas, tarkim, tai pavadinsiu. Kaip sekasi, rašykite, teiraukitės, apkalbėsime. Neišvyno, iki susitikimo kitoje vietoje.